Kai jungiasi prie viešo Wi-Fi ar pagalvoji, kas dar ten prisijungęs. Kavinėje, traukinyje, universitete atrodo patogu, greita ir svarbiausia nemokama, bet jeigu tinklas nėra apsaugotas, tavo duomenys keliauja bet kam. Tarkim Smiltė, sėdėjo universiteto bibliotekoje, rašė kursinį, prisijungė prie Student Wi-Fi, atidarė elektroninį paštą, patikrino drive'ą ir įkėlė naujausią savo kursinio versiją. Po valandos jos socialinėme tinkle jau kažkas pakeitė slaptažodį, o kitą dieną iš tėvų banko paskyros dingo 200 eurų. Ir prisijungimas fiksuotas būtent iš tos pačios bibliotekos. Viešas tinklas nėra tavo draugas. Net jei atrodo patikimas, o slaptažodis rimtas, tai nereiškia, kad jis saugus. Daugelis viešųjų Wi-Fi tinklų neturi tinkamai sukonfigūruotų maršrutizatorių. Dažnai naudojami numatytieji prisijungimo arba pasenę šifravimo protokolai, pavyzdžiui, WEP. Jungdamasis prie tokio tinklo, palieki savo duomenis atvirus. Jei tenka naudoti viešą tinklą, įjunk VPN. Jis veikia kaip šifruotas tunelis, kuris užkoduoja visą informaciją tarp tavo įrenginio ir interneto. Net jei kažkas tave stebi tame tinkle, matys tik beprasmį koduotą srautą. Ir vis tiek, tokiose situacijose geriau nesijungti prie jautrių paskyrų – elektroninės bankininkystės, mokyklos sistemų, elektroninio pašto, socialinių tinklų. Net vienkartinis prisijungimas be apsaugos gali kainuoti labai daug. Prisijungiai prie kavinės tinklo, atsidarei elektroninį paštą, parašei žinutę, viskas atrodo įprasta. Tačiau jei ryšys neapsaugotas, tarp tavęs ir svetainės gali įsiterpti trečias, vadinamoji man in the middle ataka. Ji leidžia perimti tavo prisijungimus, slaptažodžius ar net žinutes realiu laiku. O jei svetainė neturi HTTPS, tai reiškia, kad tavo duomenys keliauja atvirų tekstu. Tarsi atvirlaiškis. Todėl šifravimas būtinybė. Visada tikrink, ar adreso pradžioje yra HTTPS ir ar matomas pino simbolis. Įsivaizduok, jungiasi prie tinklo. University Wi-Fi. Viskas atrodo pažįstama, veikia sklandžiai, bet tai gali būti apgaulė. Sukčiai dažnai sukuria tinklus su beveik identiškais pavadinimais. Tai reikia vienos raidės ar simbolio skirtumo, o tu to nė nepastebi. Prisijungęs prie tokio tinklo iš tikrųjų bendrauji ne su internetu, o su apgaviku, kuris gali matyti viską, ką rašai. Tai vadinama DNS spoofing, kai tiksliai nukreipiami tavo veiksmai į padirbtas svetaines. Jei netikėtai pamatai, kad tavo puslapis atrodo kitaip, užsikrauna ilgiau arba prašo iš naujo įvesti slaptažodį, geriau atsijung. Netikri tinklai dažnai neturi slaptažodžių. Veikia silpnai, o jų pavadinimai vos pakoreguoti. Elkis kaip sąmoningas naudotojas. Nesijung prie tinklų automatiškai, visada įvertink, kokiam ryšiui suteiki prieigą. Įrenginiuose išjung automatinio prisijungimo funkciją prie Wi-Fi. Kitaip įrenginys gali prisijungti prie netikro tinklo, net nepastebėjus. Tinklas gali atrodyti nemokamas, bet kartais už jį susimokys savo duomenimis.